Suri pamoka. Valio, nebus pamokų. Važiuojame į Druskininkus. Ir štai, atvažiavau į mokyklą. Visi jau laukia prie durų. Po kelių minučių, labai ilgų minučių, jau buvome autobuse. Ir pagaliau ratai sugirgžda. Pamažu nudirdėjome į Druskininkus. Išlipome. Mus pasitiko ponia su iš kažin ko padaryta karūna. Čia burbulas didesnis, čia mažesnis, bet atrodo gerai. Kairėje stovėjo kaukė, kuri buvo padaryta taip pat iš kažin ko. Dar ten stovėjo sostas iš man neatpažįstamos baltos medžiagos. Netrukus mus atsivedė į kambarį. Ant stalų puikavosi druskos skulptūros. Valgomos, bet ne, suklydau. Mums parodė ir kitų vaikų darbus. Labai gražu, bet ar man pavyks? Ponia išdalino tešlos gabaliukus. Ir nepaprastus. Surios tešlos gabaliukus. Ponia paklausė, ar tešloje neradote laimingo popierėlio. Galvojau, kad rasiu, bet neradau. Nuliūdau, bet vis tiek bandžiau kažką padaryti. Tešla lipo prie rankų ir lipo nelabai maloniai. Kai tik kažką nulipdydavau, vis išsikišdavo koks druskos gabaliukas. Dariau tą, dariau aną, bet nieko neišėjo. Ir štai, pagaliau kažkas pavyko. Nudžiugau. Padėjau darbelį ant padėklo ir nuėjau į kitą kambarį. Pasakojimą Suri pamoka papasakojo Ieva iš 4D.